20 serbentyno ūkį puoselėjantis tauragiškis Algirdas Macijauskas dėl savo 3 vaikų ir pasirinktos ūkio krypties ramus. Sukūrė savo ūkius, Indrė, Mindaugas ir Audrius toliau stiprina prekės ženklą Gaurės uogos, praplėsdami naujomis veiklos kryptimis. Augina ne tik pagal nacionalinės kokybės sistemą sertifikuotus juoduosius ir raudonuosius serbentus, bet ir aronijas, smidrus, moliūgus, vynuoges, spaudžia sultis ir tyres, džiovina vaisių ir uogų juosteles. Produkcija paženklinta rakto skylutės simboliu. Pagalba tarpusavyje, įkvepiantis užmojai, bendrystė su konsultavimo tarnybos Tauragės biuro konsultantais ir įsisavinta parama pozityviai nuteikia galvoti apie ateitį. Susipažinkite net su 4 ūkininkavimo istorijomis. Tai gerbiamas Algirdai, kaip dabar jums kilo idėja įkurti augalininkystės ūkį ir paskui prisikviesti atskirai ūkininkauti savo vaikus? Tai taip ir įvyko, kad čia kaimynas augino serbentus, paskui žiūriu, jam neblogai sekasi. Tai ir tuo metu dar apie 2004-2005 metus buvo Žemės ūkio ministerijos parama uogynų veisimui. Nu ir sugalvojau 10 hektarų, reiškia, reikėjo turėti to viso, nemažiau, kad gauti paramą 10 hektarų reikėjo. Nu ir paėmiau, taip ryžausi. Ir pradėti nuo serbento, ar ne? Galvojau dar kažkokias gal aronijas, gal šaltalankis, bet paskui pasižiūrėjau, kad paprasčiausiai su serbentais yra irsis. Ir to labiau kaimynas čia turėtų daigų man. Jisai turėjo prisiauginęs, pardavė daigų ir, kaip čia sakyti, gavau paramą. Nu ir to. Tai pradėjot nuo kelių hektarų? Pradėjau nuo 12 turbūt hektarų pradėjau. Tuo metu teisybė dar ekologinis buvo ūkis. Nu, bet pradžia, kol plėtojotės, tai irgi, pardavimai visokie nuo krūmo. Kaip buvo tie jūsų ta pradžia? Kadangi mūsų žemikės tokios nėra stebuklingos, vis dėlto teko tos ekologijos atsisakyti. Bet Algirdai, jūs minėjot, kad esat ekonomistas, ar ne? Buvo atveju, kada daugelis tos serbentynus laikė, kiti jau rovė, jeigu jau, kaip sakėt, dėl išmokų vieni nesinorėjo gauti ir panašiai. Matėte tą verslo perspektyvą ir tą strategiją, nenuleidot rankų. Toliau plėtojo tą ūkį ir kaip... Tada jau pradėjo stigti darbo rankų. Vaikai mano... Vienas Vilniui mokytojavo, kitas Vilniui dirbo, ta mergaitė dar buvo mažykė. Tada pradėjau galvoti, kam man tiek veiklos, aš 3 šaukštais nevalgysiu. Tai pirmą parsiviliojot Mindaugą, ar ne? Pagailo tos nualintos žemės, kurią pamačiau, pagailo pačio tėvuko, nes mačiau, kad jisai nespėja. Na ir kita sąlyga buvo, kad suradus naują draugę reikėjo kažką galvoti. Mačiau, kad dirbti Vilniuje tų perspektyvų tokių ir įsigyti būstą, yra sudėtinga. Paskolų imtis nesinorėjo. Pedagogas. Išmokti algos supratau, kad turbūt negalėsiu normaliai tos paskolos atiduoti ir norimo būsto įsigyti. O gyvenant kaime, turėjus savo nuosavą namą, būto nesinorėjo. Tai atsirado tokia perspektyva, kaip tėvukas ir sako, kad gal tu sūnau grįžk ir užsijimk, plėtok, atnaujink, plėskis tuos serbentynus. Bet jūs įkūrėt savo ūkį? Tai taip, tai tėvukas, be pagalbos nebūtų to buvę. Parūpino daigų, nes serbentai dauginasi iš šakelių, parūpino daigų, padėjo įsigyti tos žemės pačiam startui, ir pradėjau savo ūkį kurti pamažu. Ir, kaip sakė tėvukas, pamatėm, kad iš to ekologinio ūkio nelabai kas išeina, nes pasodinti serbentai, jie ten 1 metais gal ir gražus, 2 metais gražus, o jau 3 metais jie pradeda nykt. Tai sakau, žiūrėkime mes kitų perspektyvų, galbūt galima pereiti ne ekologinį, o išskirtinės kokybės. Ir keletą metų bėgyje turbūt pasiekiau plotų tiek pat, kiek tėvukas turėjo. Matau, kad man vienam vėl sudėtinga, nes tuo pačiu metu dirbau ir mokytoju.
O po to mokytojo darbo, to laiko laisvo nedaug ir lieka. Lieka savaitgaliai ir vakarai. Na, kaip sako, kur du stos daugiau naudos, jūsų iš viso čia 3, ar ne? Na, Audrius kaip pasirašė savo ūkį? Na, gyvenau Vilniui, ta prasme, visko man užteko, viskas gerai buvo, bet iš tikrųjų tai buvau užaugęs visą gyvenimą kaime ir iš tikrųjų labai trūko tos gamtos. Tai aš kiekvieną savaitgalį atvažiuodavau padėti tiek tėvukui, tiek broliui. Nu ir nusprendžiau kažkaip vieną dieną pasitarę su žmona, kad reikėtų kažką pradėti savo, nedirbti vien tik tai privačiam sektoriui. Tai sugalvojom, kad taip pat čia buvo jau šaknis visas, nu, kaip sakant, užaugintas jau. Tai Mindaugas buvo iš tikrųjų labai įsigilinęs jau į tą serbentų auginimą, tiek sodinimą, tiek tėvuko buvo patirtis. Tai iš tikrųjų nebuvo labai sudėtinga ir man pradėti tą veiklą vykdyti. Tai... Bet jūs truputėlį ne tik serbentynus, taip, jūs truputį kitą veiklą dar paviliojo šiek tiek. Ir nenorėjau, kad būtų vien tik tais serbentai, tai kilo idėja, pasiskaičiau, pasidomėjau apie smidrų auginimą, kokios smidrų auginimo galimybės yra Lietuvoje ir įsigijau smidrų daigų ir bandžiau užauginti smidrus. Tai iš tikrųjų šis dalykas pasiteisino, nes buvau pirmas augintojas Tauragės rajone. Tai Tauragės rajone žmonės nelabai ką žinojo iš tikrųjų apie smidrus, galvojo, kad tai yra kažkoks tai nevalgomas augalas, nors jis iš tikrųjų auga prie kiekvienos sodybos senovinės. Tik reikia laiku šiaip jau žinot, kada jį nupjaut, kad jis reikia laiku nupjauti, o smidrus čia, kaip čia, smidrai augdavo vien dėl to, kad atrodydavo kaip gėlė, sodybom puošti. Na ir prasidėjo smidrų auginimas, serbentų veisimas, po to įsigijau truputėlį avių, irgi kaip hobį, nu, kaip kaime galima gyventi be kažkokio tai gyvuliuko ir panašiai. Tai taip ir prasidėjo ta visa, iš tikrųjų, ačiū tėvukui, ačiū broliui, kad mane čia įkalbino grįžti. O sesers istorija, kaip Indrė jūsų? Na, matot, aš matydama ir tėčio ir brolių pavyzdį, tai net neįsivaizdavau kitaip, kad aš galėčiau irgi savo kažkokio ūkio neturėti. Tai irgi taip pat įkūriau serbentyną, tiesiog pasiėmiau gavau tuos laukus, kurie jau buvo seni ir dabar jau atšviežinsim naujai ir jau dabar savo ūkį kursiu. Taip pat irgi galvoju kažkokią tai įdomesnę, galbūt ne tik serbentus auginti, bet šiais metais dar pabandžiau ir moliūgus. Tai buvo beveik 3 hektarai moliūgų. O tai moliūgų sviestinius ten ar buvo pagrindė dekoratyviniai helovinai auginami moliūgai. Tai labai smagu, kad ir surengėm Gaurės miestelį ir bendruomenę šventę, tuo pačiu moliūgų šventę pasidarėm. Ir išnaudojom ir moliūgus, dabar pradėjau auginti. Aukštasis tavo išsilavinimas, bet su žemės ūkiu nesusijęs, bet tai pasakyk. Ekonomika ir vaidyba ir marketingas. Tai tikrai praverčia tėti, ar ne? Vystant ir plėtojant ir po produkcijos eina gaurės uogos, ar ne? Jūsų tai Indrės čia mintis. Aš savo ekonomikos ir marketingo žinias pritaikau visų mūsų ūkiuose ir toks kaip idėjų generavimas ir kartu dirbam tiek atskirai, tiek ir kartu kiekvienas ir savo ūkį plėtojam ir dalinamės mintimis, ką kiekvienas vienas kitam galėtumėm padėti. Nu, vienas sugalvoja, kitas įgyvendina. Būtų sunku be vieni iš ūkio išsilaikyti, nes mes kiekvienas, aš dirbu mokytoju, tenka ir į kitą rajoną važiuoti, sesė vėlgi dirba valdiškam darbe. Bet jeigu kas paklaustų, ką dar mokė kitko daryti, sakyčiau, nieko, turbūt tik mokė auginti serbentus arba prižiūrėti. Tai jeigu reiktų kažkokią kitą staigiai peršokti ir persirantyti kažką, nesugebėčiau. Geras poilsis, fizinis darbas nuo protinio darbo. Va taip, kada tu gali persirientuoti ir dienos metu ten padirbti protinį darbą, vakarėjau šiek tiek fizinio darbo, na va taip.
tėtis pradėjo, ar ne, kaip supratom, uogos, skynė ten rankytėm ir taip toliau, visko buvo, ar ne? Nu, pradžioj šiek tiek skynėm, bet paskui žiūriu, kad yra beprasmis darbas, nes tai yra brangu. Tai yra taip brangu, kad negauni už tą uogą tiek, kiek kainuoja tau nuskinimas. Galiu papasakot pačią pradžią, tai buvo 2016 metais ir kažkaip netikėtai labai didelis derlius buvo ir tiesiog supirkėjai negalėjo tuo metu priimti uogų ir kažkur jau tos nuskintos uogas reikėjo mums padėti. Nu ir tada kaip tik atsirado Facebookas, visi tie socialiniai tinklai, aš sakau, įdėsiu. Gavosi taip, kad ir dieną ir naktim reikėjo priiminėti užsakymus ir vien žmonėm parsidavė apie 3 tonas uogų. Taip ir pradėjom tą prekybą serbentų keliomis kryptimis vystyti, tiek daugiau supirkėjams, tiek ir kažkiek ir žmonėm. Bet paskui vis tiek, kas čia iniciatorius galvot apie perdirbimą? Nusprendėm, kad galbūt reikėtų kažkaip tas uogas savo grinai apsidirbti, turėti savo įrangą, su kuria galėtumėm apdirbti tas uogas. Nes nedaug žmonių iš tikrųjų mėgsta patį serbentą kaip uogą valgyti. Specifinė. Taip, tai yra specifinis skonis. Vienam rūgštus, kitam kartus. Kitam kvapas nepatinka. Tai apdirbtą produktą jau galima kažkaip biškį modifikuoti. Susikurti reikėjo savo realiai darbo vietą. Tai savo darbo vietą ir dar įdarbinti dar vieną papildomą žmogų. Buvo labai daug iš tikrųjų minčių. Galvoti, gal liofilizatorių kažkokį tai nusipirkti, gal džiovyklą, gal dar kažką. Nu ir tiesiog nusprendė, liofilizavimas labai brangiai iš tikrųjų ir įranga kainuoja. Nebuvo tiek lėšų įsigyti, tai sugalvojom, kad reikia įsigyti sulčių spaudimo visą įrangą. Jau, ta prasme, įranga tai ne tai, kad presas, o jau juostinis presas, kuris yra modernesnis, kuris galėtų išspausti būtent serbentus. Nes būtent ir buvo taikyta į mūsų veiklą, ne kažkokio obuolių spaudimą ar dar kažką. Džiovyklą, kuri taip pat galėtų apdirbti apie 500 kg per dieną ir išdžiovinti. Ir pradėjom savo produktų gamybą. Ir iš tikrųjų sesė labai daug prisidėjo prie to, visas receptūras, technologijas bandė sukurti. Buvo taip, kad irgi iš kitų buvom išsispaudę tyrės ir kadangi ta serbentų tyrė, viena jinai labai ne visur, kur yra pritaikoma ir tiesiog matom, kad jau labai yra didelis kiekis susikaupęs ir su to tyrė kažką reikia daryti. Tada tiesiog sugalvojau, kad galbūt Audrius galėtų šitoj naujoj džiovykloje gaminti juosteles. Su Audrium pakalbėjau, su Mindaugu, su tėčiu, sakau, kaip manot, ar pavyktų mums taip. Sako, pabandyk, kaip tik žiema, gerai, pabandėm. Tai truko praktiškai 2 vakarus sugalvoti receptūrą. Pasikviečiau visą šeimyną, ten mūsų didelę 10 žmonių ir tiek suaugusiam, tiek vaikam, kad tiktų, kadangi yra ir vaikų šeimoje, tai žinot. Taip, jeigu vaikams skanu ir tada atsirado 4 skoniai, visiems tinkami, vienas saldesni, rūgštesni, traškesni ir dabar jau Audriaus asortimente kaip tik yra džiovintos juostelės su braškėm, su bananais, su čėsieklom ir su abrikosais. Tai džiovintos juostelės, bet ir sultis spaudžia. Tenka padirbėti prie sulčių, kadangi dar savaitgaliais įdarbintas esu tenai. Tai sulčių asortimentas irgi susideda iš to, ką mes turime. Ir aišku, pagrindinis tai nešantysis yra sulčių ingredientas obuoliai, bet į obuolius dabar pavyko visai neblogai išgauti skonį, tai aronijų sultys. Su aronijų sultimis, su juodųjų serbentų ir su apelsinu. Prie visų tų, matote, mūsų yra papildomi tie hobiai. Kaip Audrius sakė, jisai užsiaugino smidrų. Aš sugalvojau, kad man reikia aronijų. Nedaug ten, tas hektaras aronijų, bet jisai vis tiek jau neša po kokias 5-6 tonas per metus. Tai jau reiškiasi galima ir aronija pati sveika uoga yra ir jau
galima pabandėm išspausti ir iš aronijų sultis. Viskas gerai pavyksta. Na, kitas mano toks kaip hobis buvo, pamačiau, kad, plečiasi labai vynuogynai Lietuvoje. Pagalvojau, o jeigu prie tų pačių galima ir vynuogių sulčių įspausti, tai va dabar aš užsiveisiau, nežinau, 0,5 hektaro gal vynuogyno. Labai mėgstu plėsti lietuvišką vardą, tai dauguma sudaro juodupę, tokia lietuviška veislė. Kadangi bendradarbiauju su kitais ūkininkais Lietuvos, tai va toks ūkininkas iš Radviliškio pasiūlė, sako, aš auginu, galiu tau duoti daigų. Tai va, taip atsirado vynuogynas. Tai ne tik, kad parduotos vasaros, bet kad jūsų darbas ištisus metus ir žiemą, ir idėjos, ir nėra kada. Tai va, ir dabar pagrindiniai lauko darbai kaip ir pavasarį, vasarą, rudenį, o žiemą galima produkciją gaminti. Pavyzdžiui, mes užauginam uogas, tą produkciją galim jau skinti, tai vėl reikia labai daug iš tikrųjų tiek technikos ir tiek žmonių pagalbos. Tai kaip mes esam visi kartu, realiai, tai aš, pavyzdžiui, tiek su produkcijos nuvežimu su pirkėjams, tiek kaip čia skinimo metu, mes vieni kitiems galim padėti savo fizinę darbo jėgą, tai mums yra tai irgi iš tikrųjų labai gerai. Galim tiek draugai atvažiuoja padėti, tiek vieni kitiems mes padedam to. Ir tai yra ten užtrunka kokias 3 savaitės, kai keliamės iš tikrųjų visi nuo 6 ryto ir dirbam, namo grįžtam galbūt apie kokią tik 2 valandą, tai iš tikrųjų nakties. Taip, tai iš tikrųjų yra alinantis darbas, būtent tas 3 savaitės, nes mes turim greitai nuimti savo derlių. Čia uoga nelaukia, jau tuoj ir viskas nuo orų. Iš tikrųjų idėjų tai yra labai daug perdirbime. Tikrai nesustosiu ties vien džiovintom juostelėm, sulčių spaudimu, galvojam apie daugiau produkcijos, apie didesnį asortimentą klientams. Taip pat iš tikrųjų norėčiau pasidžiaugti, kad gavome tokį kaip čia ženklinimą, rakto skylutę vadinasi, kur maisto produktai yra naudingi žmogaus organizmui ir sveikatai. Tai tuo galėčiau pasidžiaugti labai, tai rodo tik tai, kad produktas yra tikrai kokybiškas. O tai kur jūsų, pavyzdžiui, produkcijos, jūs minėjote iš pat pradžių turgelius, naktinius ir taip toliau. Tai aptarnaujant Tauragiškius, siunčiat internetinę parduotuvę? Taip, galima įsigyti pagrindę per Facebooko platformą. Dabar irgi esam užmezgę kontaktus su kitais, kurie turi savo internetinės parduotuvės. Taip pat galima įsigyti Tauragėje tai tiesiogiai iš mūsų. Dėl to, kad aš vis svajoju, žinote, plėstis, aš truputėlį kaip informatikos mokytojas, tai moku tos tinklapius sukurti, vis galvoju sukursiu, bet šita tendencija turbūt jau jinai mirštant ir aš žiūriu, kad sesiai labai neblogai Facebook'e sekasi, nes turbūt dauguma turbūt sėdi tenai, tai yra tie socialiniai tinklapiai. Taip. Mum iš tikrųjų pačią pradžią labiausiai padarė ir socialiniai tinklai ir būtent tos rekomendacijos iš lūpų į lūpas, kai irgi brolius, sakykime, savo pažįstamam, kai atsidarė spaudyklą, džiovyklą, nuveždavo į Vilnių parodyti, tada tas, kas paragavo, patiko, tada kitiem ir taip natūraliai gavosi ta tokia plėtra, bet manau... Bet jau turit savo nemažą ratą vartotojų? Taip, be abejo, iš tikrųjų yra žmonės tikrai žino tiek Vilniui, tiek Kaune, tiek Klaipėdoj, tiek visoje Lietuvoje. Ta prasme, elementariai papasakosiu, kaip važiuoji kažkur į svečius ir elementariai vežiesi ką? Savo produktą pagamintą. Tai yra, nežinau, nuoširdi dovanėlė. O tų veislių pasirinkimas, tėvukas pradėjo nuo vienų ir tęsėt tas pačias pasiteisinusias, ar kažkaip kitokių atsirinkat? Važiuojam ir į parodas, važiuojam į paslenkus pasižiūrėti ir taip ir su kitais. Tiesiog žiūrim, kokios tos veislės, kokios šiai dienai, kaip čia sakyti, ir matom iš savo veiklos. Iš tikrųjų, tai
realiai tik tai 3-4 metais pasodinus pamatai. Taip, tai reikia ir laukti tą laiką. Tai yra gerai kitų veiklų, kur gali kažkaip užlipdyti. Tai, bet jeigu tokią veislę pasodini, galbūt pas mumis nedėries. Atrodo irgi kai kurios veislės ten kažkur dera, mūsų žemėms. Dirvožėmis. Ekonomilesnės. Visaip yra čia. O kaip sakykit, su tom perspektyvom paminėjot Lenkus, jie vieni iš pagrindinių juodųjų serbentų augintojų. Lenkai yra Europoje, jie yra numeris 1. Tai va dabar taip apie tą pačią Lenkiją mes iš tikrųjų galime ant jų pykti, nepykti, bet jie yra mūsų mokytojai. Nes viską, ką išmokstame, tai išmokstame per jų patirtis. Aišku, išmokstame daugiausia per savo, kaip sakant, klaidas. Nes, kaip pasakė, nušalo uogos, kažką galbūt ne tai padarėme, bet nuo to niekas nėra apsaugotas. Tai iš tikrųjų visą mūsų tą serbentinų patirtį ir tendencijas diktuoja Lenkija. Nes va dabar buvome susėsę parodoj, tai ten labai didelė paroda ir jie labai yra įsiplėtoję. Mūsų ūkiai skaitosi jau labai, ne tai kad dideli, bet jau gan dideli, yra 100 hektarų, pas juos ten yra maža, tai yra ten 400 ir daugiau hektarų. Tai va mes iš jų mokomės, važiuojam pirkti iš jų daigus ir, kaip sakė tėvukas, žiūrime pirmiausia iš jų patirties, kas pas juos pasiteisino. Ir va patys didieji supirkėjai, kada mes jau pradėjome, pavyzdžiui, šiemet skinti serbentus ir sakome, už kokią kainą jūs mums pirksite. Sako, mes dar tiksliai negalime pasakyti, nes Lenkai dar neįsivažiavo. Ir jau kai jie įsivažiuoja, tada tik tais pas mus nusistovi kaina. Pati istorija tai buvo taip, jinai vystėsi, kada, aš sakau, nuvažiuodavau su priekabike ir ten atiduodavau, po to jau tėvukas įsigijo autobusiuką. Jam atrodė, kad jau užteks, jisai sako, oi čia, man užteks, aš savo uogas nusivešiu. Po to supratome, kad jau tu išplėtojus tą ūkį, tada aš sakau, tu vežki su savo autobusiuku, aš nusipirkau jau tokį, rimtesnį automobilį, kuriame galima 6 tonas vežti. Jeigu sudėjus bendrai mūsų ūkių užaugintas uogas, tai per dieną galima priskinti ir 15-20 tonų. Paspirtis ūkių, jūsų visų ūkių atskirų vis tiek yra parama, ar ne? Pasinaudoti. Ir tėvukas šiek tiek ekonomika, ir Indrė, bet kas jums pagelbėjo, sakykime, parašyti tuos verslo planus? Kur kreipėtės ir konsultavotės? Jo, tai pačius pirmuosius verslo planus dar rašiausi pats, o paskui jau paskui žiūriu, kad aš nebėra to laiko, nebėra jau ir amžius galbūt jau ne tas, tada ir konsultavimo tarnyba ir jau taip, ir kadangi esi paramos gavėjas, negali ten ne visus tos niuansus žinai, tada jau kai investicinė parama, tada iš karto kreipiausi į Tauragės konsultavimo tarnybą ir jie ten man pradėjo apskaitą visą vesti ir ten su jais bendraujam, puikus ten darbuotojai visi yra, jie ir kaip čia sakyti, visokius. Pradžią reikėtų paminėti nuo to, kad pereinant iš ekologinio ūkio į išskirtinės kokybės ūkį, reikėjo išsitirti ir žemės. Žemės ūkio konsultavimo tarnybai pasirašėme sutartį. Mus puikiai pakonsultavo, tręšimo planai sudaryti. Toliau jau labai stipriai pradėjau žiūrėti IKMIS tinklapyje, kokie yra registruoti būtent šitie produktai, augalų apsaugos produktai. Nes, visa ta, sakykime, augalų apsauga ir kaip brolis minėjo, aš kai pradėjau domėtis, tai jinai tenka man. Aš juos dabar konsultuoju, ką sužinau iš IKMIS, ką žiūriu, kiekvienais metais buvo augalų produktas apsaugos registruotas, jau žiūriu, kitais metais nebebus, jau dega raudonai, kad tuoj baigsis registracija. Tai labai padeda šitas tinklapis, nes jeigu ne šis tinklapis, tai turbūt, nežinau, ar aš sugebėčiau visas etiketės perskaityti, kiek galima, kur yra sistema jau susisteminta. Ir labai smagu, kad ir mokymai, ir seminarai lygiai taip pat yra.
ir kartais vyksta ir nuotoliniai labai patogu klausytis. Ir tam pačiam eikmise irgi yra labai daug naudingos informacijos, kad tiesiog gilinti žinias, semtis kažkokių tai naujų idėjų ir galvoti, kaip toliau galim kiekvienas atskirai ir tuo pačiu kartu plėsti ūkį. Iš tikrųjų, tai ir mes džiaugiamės, kad yra tokia Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, kuri tikrai mums gali yra tiesiog naudinga ir labai gali daug mums padėti patarimais ir tiek finansiniais klausimais, tiek konsultuojant apie uogų auginimą. Tai Indrė kaip rinkodaros vadovė net kelių ūkių, ar ne? Kas dar jūsų galvoj, kokios mintis, ar tai, ką jūs jau dabar turite, tai jūs tenkina? Žadu įsigyti žolių pokrūmių, žolių naikinimo aparatą. Jis yra gan nepigus, jo ten kaina yra didelė. Esmė tokia, kad jis veikia kaip aukšto slėgio purkštukai ir sukasi toks diskas, jis pusę metro nuo tų krūmų pokrūmius turi naikinti. Kadangi Europos direktyvos žiūrių nešvelnėja su augalų apsaugos priemonėm, ypač su pesticidais nuo žolių, tai tendencija bus, kad greičiausiai jos vis tiek kažkada uždraus. Na, o tų pokrūmių išravėti su kažkokiu kauptuku ten ar su trimeriu nelabai išeis. Aukšto slėgio srove vanduo. Tiesiog vanduo 1000 baro slėgis. Plamai apie pačią techniką, sakykime, jos įsigijimą, tai vėlgi tokie mes jaučiamės nuskriausti galbūt, kada reikia patiems ieškotis, domėtis, jeigu ten, sakykime, grūdininkas koks atvažiuotų pas vadybininką technikos, tai jam ten pasiūla didelė. Pasiūla didelė. O jau jeigu aš atvažiuočiau, tai jisai turėtų sakyti, o ko tu nori? Nes jis negali man pasakyti, ko aš noriu. Daug labai nukopijuotos technikos yra iš vynuogynų. Net ir toj pačioj parodoj, kai buvom, tai sakykime, kas ir vynuogynam tinka, žiūrim, kad galime pritaikyti ir serbentam šiek tiek, kažkiek modifikuota, bet pritaikoma. Vat yra bėda, kada, tarkime, kaina mūsų netenkina. Manęs netenkina kaina. Kur man dėti uogas? Galbūt yra rizika jas susišaldyti ir laikyti, laukti kitų metų. Šaldikliai, perdirbimas, užšaldymas, momentinis. Momentinis tas užšaldymas vėl nėra pigu. 100-200 tonų skinam, tai vėl reikia turėti šaldiklį, kuriame galėtum jas laikyti. Toliau visą tai dar valymo visa įranga yra ten. Na, Mindaugai, kokie būtų patarimai paties tiems, kurie norėtų, paklausę mūsų pokalbio, norėtų pradėti ūkininkauti? Tiesiog noriu pasakyti, kad tai nėra lengva, nes kiti žmonės, turiu 5 hektarus, ar aš galiu užsisodinti serbentus. Taip, užsisodinti tu gali, bet su kuo tu juos prižiūrėsi, kokie tavo tikslai, ar tu jos bus ekologinis ūkis. Tai ten aišku, purkštuvo kažkokio jau nereikia, atkrenta. Bet su kuo tu juos nuskinsi, kaip tėvukas sakė, su rankom tai nepriskinsi, arba tavo ta uoga kiek jinai kainuos, jeigu tu su rankom nuskinsi. Ir kiek tu jos gali parduoti ten turguje per dieną, 10 kg, 20 kg. Tai vėlgi turi galvoti apie kombainą. Na, žodžiu, vėl papildomos technikos, kurios, neužtenka turėti tik traktorių. Pačios uogos irgi pas mus buvo toks momentas, kada kainų dideli skirtumai ir serbentai kainavo turbūt 20 centų juodieji. Kilogramas kainavo 20 centų. Tada ir tos pačios idėjos, Dieve, kaip mums reikia perdirbimo. Čia žinot, kaip pienininkams kaina labai maža, tada bėga visi spausti sūrius, gaminti kažkokį produktą, kad ta pridėtinė vertė būtų didesnė. Na ir raudonųjų serbentų kaina tuo metu atrodė, didelė, trigubai didesnė, 60 euras jo galbūt buvo. Ir sakom, viskas. Rausim juodus serbentus, pirksim raudonų serbentų. Nuvažiavau į kaimyninę šalį, prisipirkau daigų keliem hektaram. Aišku, kol tie mano raudonieji serbentai užaugo, vėl jų kaina buvo
15 ar dar mažiau centų. Žodžiu, ta kaina atsiranda tada, kada visi puola daryti tai, ką visi daro. Jeigu visi kaimynas rauna juoduosius serbentus, rausiu ir aš, sodinsiu raudonuosius. Taip atsitiko ir kaimyniniai Lenkijoje, vėl visi juoduosius naikina, raudonuosius sodina. Tų raudonųjų realiai uogos pačios daugam nereikia. Na ir pirkėjai sako, jeigu jau veži juoduosius serbentus, tai paimsiu ir raudonuosius, bet jeigu nevežtum, tai ir nebereikėtų. Taip, kad čia į tą valtį, kaip sakant, iššokti yra labai sudėtinga. Kai patirsi ant savęs, kai tau nušals, kai tau nudžius, kai neužaugs, kai subliukš, tai tada sako ir... Ligos. Ir tada sako, tu sužinosi. Bet tai nėra tikrai lengvas, kai visi čia mato, kaip jums čia gerai, tai yra tiesiog bemiegių naktų, vaikų mažų neužauginimo, kaip sakant, grįžti, vaikas jau miega, atsikelia, vaikas dar miega ir nematai, kaip jie užauga, tai, patarimų tokių, kad, reikia tiesiog viską realiai pasverti. Ar tu sugebėsi ir ar turėsi tos technikos ir ar dar nepaveiks gamta. Nes, mūsų du pagrindiniai veikėjai, tai turbūt yra kaimyninė Lenkija ir gamta. Jeigu arba tas neduoda, kad abudu būtų labai gerai, tai taip, vieni metai gal yra buvę. Plius dar, kad 3-4 metus įklauktos uogos, ar ne? Reikia laukti ir reikia... Kantriai laukti ir investicijos tada, ar ne, Mindaugai, minėjote ir angarą, tai... Taip, tai mūsų buvo vėlgi su broliu toks pasitarimas, kad reikėtų, pastato, kuriame mes galėtumėm laikyti techniką, nes tos pačios dėžutės mano ir Audriaus, nebetilpo jau kažkur tai susisandėliuoti daržinėje. Vis tiek jau kiekiai prasidėjo didesni. Audrius turi kombainą, aš turiu traktoriuką. Reikėjo ir vėlgi tos pačios perspektyvos, reikia galvoti, kur tą techniką laikyti. Laukia vėlgi ją nepatogu. Tai buvo investicijos. Ir buvo smulkių ūkių bendradarbiavimas. Ir mes su broliu susikooperavę, sudalyvavome šitoje investicijoje ir dabar vargais negalais per keletą metų, nes tikrai kaina buvo didelė. Ir būtent pandeminiu laikotarpiu, kada viskas išaugo, metalo kaina, su vienais tikėjais jau buvome sutarę kainą, reikia statyti. O jisai sako, ne, aš atsisakau, man nebe... apsimoka už tai, kiek mes buvome tą kainą suderinę. Tai metalai, tai brango viskas. Metalai. Bet ačiū Dievui jisai pasistatė, ačiū Dievui investicijos įgyvendintos sėkmingai ir dabar turime kur laikyti. Taip, be abejo, tai sakau, tikrai nesustosim ir iš tikrųjų ir tiek mero apdovanojimas už jaunatvišką ryžtą, kuriant modernų ir inovatyvų ūkininko ūkį, prieš 2 metus, tiek šiais metais Lietuvos kaimo tinklo kūrėjų apdovanojimuose taip pat buvau nominuotas 1 vieta, tai yra tik tai paskatinimas eiti toliau. Tai iš tikrųjų tai norėčiau net pasidžiaugti, kad už tas ryžtas, noras ir jėgų gavome net iš Tauragės rajono mero apdovanojimą, mes kartu su broliu, tai už jaunatvišką ryžtą, kuriant modernų ir inovatyvų ūkininko ūkį. Tai mums tai buvo didžiulė paskata plėstis ir galvoti ir niekada nesustoti. Tikrųjų norim, kad mūsų kraštas irgi būtų žinomas ir ką čia Tauragėje galima nuveikti, ką pamatyti, ką paragauti. Tai norim kaip čia garsinti savo kraštą galbūt. Taip, krašto ambasadoriais. Macijauskų pastangos nekart apdovanotos už inovatyvumą, tad jie žada nesustoti. Planuoja gaminti dar daugiau įvairesnės produkcijos ir būti Tauragės krašto ambasadoriais. Jei patiko šis video, prenumeruokite mūsų kanalą ir toliau stebėkite naujienas portale ir socialiniuose tinkluose, nes drąsių, savitų ir įkvepiančių ūkininkavimo istorijų bus su kaupu.
Thank you.